Kalbant apie lietuvių virtuvę, daugelis žmonių iš karto pagalvoja apie bulves, barščius ir širdingą, namišką skonį. Lietuvių tradiciniai patiekalai dažnai pasižymi paprastumu, bet kartu turi gilų ryšį su šalies istorija, geografija ir kultūra. Šiame straipsnyje pristatysime ypač populiarius ir mylimus lietuvių nacionalinius patiekalus. Cepelinai, dar vadinami didžkukuliais, yra vienas labiausiai atpažįstamų lietuvių patiekalų. Pavadinimas kilo nuo jų formos, jie primena cepelinus. Cepelinai paprastai gaminami iš tarkuotų bulvių ir įdaromi įvairiais ingredientais – mėsa, varške, grybais ar net daržovėmis. Pagrindinis ingredientas – bulvės. Naudojamos ir žalios tarkuotos, ir virtos bulvės, kad būtų pasiektas tinkamas tešlos konsistencijos balansas. Įdaras paprastai būna maltos mėsos, bet vegetarai gali naudoti ir varškės ar grybų versijas. Cepelinai verdami vandenyje. Tada patiekiami su spirgučių ir grietinės padažu. Kodėl verta paragauti? Tai širdingus, tradicinis ir nostalgiškas patiekalas, dažnai gaminamas šeimos švenčių ar sekmadienio pietų metu. Cepelinų ragavimas reiškia lietuviškų skonių ir tradicijų pažinimą. Šaltibarščiai – tai šalta sriuba ryškiai rožinė spalva, kuri iš karto patraukia akį. Šis patiekalas tikras vasaros klasikas Lietuvoje. Jis gaivus, lengvas ir tuo pačiu metu maistingas. Tradiciniai šaltibarščiai gaminami su kefiru, virtomis burokomis, smulkintais agurkais, kietai virtais kiaušiniais, krapais ir druska. Kartais pridedamas svogūnų, patiekiamas su karštomis virtomis bulvėmis su lupenomis. Šis derinys sukuria nuostabų kontrastą tarp šalto ir karšto, rūgštaus ir neutralaus. Šaltibarščiai ypač populiarūs vasarą, kai karštis skatina ieškoti lengvų, gaivinančių patiekalų. Šis sriuba šiltuoju sezonu randama beveik kiekvieno restorano meniu ir vertinama ne tik dėl skonio, bet ir dėl estetinio vaizdo. Kibinai kilę iš karaimų Lietuvoje, ypač Trakuose, gyvenančios etninės mažumos. Šie pusmėnulio formos pyragai greitai tapo visų šalies gyventojų mėgstami. Dabar jie prieinami ne tik Trakuose, bet visoje Lietuvoje. Kas yra kibinai? Tai tešlos pyragėliai su įvairiais įdarais, dažniausiai ėriena, bet populiarūs ir kiaulienos, vištienos, daržovių, grybų ar net saldūs variantai. Kibinų tešla sluoksniuota, traški, o vidus sultingas ir aromatiškas. Kodėl jie ypatingi? Be skonio, kibinai simbolizuoja tautų sugyvenimą, kultūros paveldą ir Trakų unikalumą. Kodėl verta paragauti šiuos patiekalus? Gastronominis paveldas. Šie patiekalai yra lietuvių tapatybės dalis. Jų gamyba, skonis ir pateikimas atspindi šalies istorinius, klimatinius ir kultūrinius aspektus. Autentiškumas. Šie patiekalai paprastai ruošiami pagal senas receptūras, perduodamas iš kartos į kartą. Universalumas. Nesvarbu, ar esate mėsos mėgėjas, vegetaras ar tiesiog maisto entuziastas. Cepelinai, šaltibarščiai ir kibinai turi daug variacijų. Kur paragauti šiuos patiekalus? Cepelinai daugelyje tradicinių lietuvių restoranų. Šaltibarščiai vasaros kavinėse, turistiniuose objektuose. Kibinai. Trakai yra kibinų sostinė. Lietuvių virtuvė – tai daugiau nei tik maistas. Tai patirtis, pasakojanti šalies istoriją, žmonių šventes ir kasdienybę. Cepelinai, šaltibarščiai ir kibinai. Tik 3 iš daugelio lietuvių patiekalų, bet jie puikiai atstovauja tam, ką Lietuva gali pasiūlyti kulinarinėje kelionėje. Keliaujant po Lietuvą, ar tiesiog norint pažinti šalies skonį, būtinai paragaukite šiuos patiekalus.